Šie šepetėliai atrodo vienodi, bet tokie nėra. Šitas čia yra vamzdžių valymo šepetėlis, o šitas vamzdžių dengimo šepetėlis. Vamzdžių valymo šepetėlis turi daug storesnius šerelius nei vamzdžių dengimo šepetėlis, kaip matote čia. Šio šereliai yra 0,5–0,8 mm storio, o šitie 0,35 mm storio ir šis šepetėlis elgiasi labiau kaip dažų teptukas nei šitas. Rinkdamiesi šepetėlį būkite atidūs, kai kurios vamzdžių dengimo medžiagos yra tirštesnės konsistencijos ir dažnai gali būti naudingiau naudoti vamzdžių valymo šepetėlį, o ne dengimo šepetėlį. Abu šie šepetėliai prie veleno tvirtinami varžtu arba varžtais ir sukasi kartu su velenu. Tuo tarpu čia turime, štai čia, centrinimo šepetėlį. Centrinimo šepetėlis neturi tvirtinimo varžto viduje ir jis skirtas tiesiog laikyti veleną vamzdžio centre, kad šis laisvai suktųsi, taigi jūsų velenas suksis viduje ir leis velenui būti centruotam vamzdyje. Jie būna įvairių dydžių ir formų. Turime nuo 2 colių ir labai mažų iki itin didelių šepetėlių. Taigi, apsilankykite plumbertools.com, nebent esate Europos Sąjungoje, tuomet zevertools.com. Ačiū, kad žiūrėjote.